Nu kon, mergėksi vaikiuką, motriškėlsi vyriuką, pasiilgot video žemaitišką, kuomet niek nesuprast. Tai kas čia su jums šneka? Su jums šneka Virginija, KPS Like. Tai sveiki atvykę į mon kanalą. Tai ko šiandien pamatysit? Tai mėslėt, kad pamatysit tik tas stolpis. O tai ne. Pamatysit tik. Katiną. Na ir aišku, dar visokių dalykų sužinosit. Puikiai proga čia žemaitiška viskas. O kita proga, kad čia net 2 šventės, net skaityk 3. Net tas žodis. Cielė 2. Mėnesę kanalau. Jau valstybinį šventį skaityk. Nu, Velyks netyčiom tą pasitaikė. Nu, į Balonis pairm, Kaune šventė. Nu, bet šiandien beveik nemelaus. Pasižadu. Tai ko papasakos? Papasakosiu, kokia aš esu hekų karalienė. Jūs nustebsit. Dar papasakosiu biškį, kaip man sekės važiuoti Žemaitijai, Zoik vizit. Ir dar aplink vein tokį keliautojų papasakos. Katras šnek tik tas žemaitišką. Nusiteikėt? Gera, varom. Tai pirmas dalykas, dėl ko aš esu hekų karalienė, o dėl to, kad man pavyko vis tik tas nuhekinti tus bijūnus bent tam kartu. Tai kaip į praeitą savaitę rodžiau, tai visai fainė pasirodė, siuvinėti ten po to šimts biškį kryžėlį, šmik spalvas ir išskrend. Jau dabar mažiau negu 40 spalvų bėlikin. Nu, ir dar vienas dalykas. Vat kur žaidimėlis buvo. Tai aš jau cilą lentelį turiu užpildytą. Nu, iš to tai buvo tik tas 500 kryžėlį, tai čia beveik nesiskaito. Kad buvau ten hekų karalius su tuo. Bet su tau, kam šitas buvo geroms, tai jau pasijunga mūsų aparatūra. Ui, niek nematyt, gerai. Dabar, ką matytumėt, tai šitas ir ta mon schema. Ir per kovo mėnesį mes turėjom, padidinti, štai jum pritraukti, 2817 kryželiokų, ir tas reiškia, aš įgyvendinau savo mėnesinį planą, kad rogų droms į tam, jeigu pateik pat vopatus 2800 siuvinėti kas mėnesį, tai met gal aš turėčiau pabaigti. Jeigu kas netikėjai, tai aš netikėjau, kad man pavyks. Na, aš manau, kad manam leis geri žmonės, jūs visko tikėjot, kad aš padarysiu viskas man išės, brang, viskas ten šitas išsitinės. Bet aš biškai netikėjau. Bet netyčio man įgavos. Tai va, tai aš rami sąžinį, prieš važiuodami tas visas ten dalykas, atrodo, 5 dieną gal ten, likutį ten tus 50 likusių išsivinėjau. Ir padėjau rami sąžinę, tai skaityk per mėnesį, vis tak tas išen, man prisėsti, padaryti kažkon tai. Negalėjo pagalvoti. Tai va, tik teik belek. Tai jau greta bus 70%, jau didelė neprasta atrodo. Šiaip gali pasakyti, mėginau ten vieną iš tų rūžavų pasivinėti, kur man atrodo gal 500 kryžėlį buvo. Pasivinėjau, gal kokį 100 buvau nubuodė. Tai paskiau pasėmiau, kad mažesnis spalvų. Va. Bet ne, kažko kur paskiau liks ten po 1500, po kažkiek tai kažko dar sugalvosiam. Tai tep. Tarimas heka objekts keliaun iš kadrą. Tu jau atkeliaus antrus. Nu, štai ir antras heko objekts. Atpažįstas iš nugaros. Aš galiu tik tas pasakyti, kad būtent uns absoliučiai netikėta leido išpildyti man pilną lentelę beveik. Išskyrus 500 pačiam centrį, ten paskiau kur po vieną elementą. O viskon kitkom, unsa. Ai ne, dar vienas buvo biški, išvan.
Nu, į ką ir taip skonta. Reikėtų procesą. Nu, bet nesmė. A jau supratot, apie ką kalbam. Tadam! Tai jų irgi niek nesimat. Aš biškai paskiau, tiksliau, nepaskiau, prieš tai pafilmavau, kas čia man gavos, bet jau gali suprasti. Jeigu kas sekat, jau taip rimčiau tus mano video, cielus 2 mėnesius, kad šitas reiškas, kad lieka tik tas paskutinis ketvirtadalis, tai reiškia, aš savo planą mediją, kad ras būtų išsivinėti antrą ketvirtadalį, kad ras įva čia. Vykdžiau. Irgi pat netikėjau. O netyčiom gavos. Irgi priminus, kas čia buvo. Tai čia yra tas pavasarinis procesas. Pavasarinis peizažėlis. Šiandien katinėlį. Ir jeigu man planas būdavo, kad aš, pirmas metas aš išsivinėjau ton ketvirtadalį, o tas ton įdabieški tuo. Ir šias metas gavos, kad aš likt čia išsivinėjau. Tai liek tik tas, kur čia bus daug gaus. Ir tik bieški pasiknaisiuoti. Tai gal teoriškai net man planas huligans, kad į ton šiemet užbaigti. Išės. Nieks nežin. Bet rimta. Kuomet pasivėjus, kad liek išpildyti. Oi, nekraičio katinį. Va tik tas, va tik. Ir aš dabar irgi pradėjau siuvinėti jau iš tos nečistos schemos, iš originalios ir nesidžymėti. Būtent tas, kad varyti praktiškai tikslę, langelės paleikon siūs, labai geras, nes kitaip susipainiais, absoliučiai. Nes čia tos spalvas, ten, tai vis kryželė, ten, jeigu čia šitas dar skirstos spalvas, taigi va tai ne, ten biški labiau rodo, arba biški mažiau rodo. Ar biški labiau žydra, arba biški mažiau žydra, arba blends iš tų dviejų. Ir ne vėl tu nesuprasi. Tai va, tai kuomet vara langelės, tai bent jau gali atsiskaičiauti. Ir aš siuvinėjau, stengus kryptį laikyti eilučių ne horizontalę, o vertikalę. Nes šitas buvo jungiams, o per tom veitą lapų. Ir kada nesimatytų, aš visus tada stengus, kur didesnį ypač platelę, varyti vertikalę. Kad vis tiek būtų lūžiams į ton posį. Nu. Šitas apačia brum ir šitas labai tvarkinga va pagal eilus išsipildys. Nu ir susitvarkysiu. Jau rasi netebjaurę. Nu, aišku, dar bus visus ten tas backstitchus, va, tai visi padat, kur vis šakėlis, kur reiks išsivinėti. Bet irgi gal kaip norint tas. Nu, įveizysim, kaip man čia seksės. Ir, kam geroms irgi. Tada on svapa jam ir sutelk mani, vat, irgi čia kelinti antrį. Vat, irgi antrą lankėlį, vat, čink. Va. Katinį, tai jūs tada žakrint. O, jerga, Marija. Šios savėjo būdėga. Tai ir vėl pamečiau minti. Visai katinys barst. Tai va, tai šitas viskas tilps. Jeigu baigsies, tai baigsies. Tai bus finišėlis. Tai va, aš išsivinėjau į visus į po 300, į po 100, į po 2 siūlus, į po 5. Jau šią mėnesį. Aš jau pasidariau čiučiut rimtesnį tokį lentelę. Vidurį liek 500, šunus, kumpus irgi po 300, bet čia atsirado į po 2, į po 100, liek taip pat į po 2 siūlą, į po 5 siūlus, elementus išėmiau. Nors iš kitos pusės, dabar laiks ir man atrodo 3 hekų karalienės procesų, kad hekinom šį mėnesį. Bet prieš tai jūs da pamatysit, kaip man sekės. Sutau.
Atelp mažylį kadrą, ką? Nesistumdyk. Tai ir mēs jau atpažinot, koks čia process ir kadri. Tai ir čia long dog samplers before I sleep. Vienu žodžiu, kaip idėjai tuo vis ir kad daug visokių gyvūnėlių, žvėrėlių, augalėlių ir visko, ko tu gali išveizėti ant tapėtų, ant kilimų, ant užuolaidų, ypač kuomet faks prieš užmingom, kiek tu visko gali pamatyti. Tai būtent lentelę užpildyti, man reikėjo po vieną elementą išsivinėti, kad užsipildyti vis lentelį, kad ten išonis gyventų draugystėje, žino, nes kad abiejim būtų nauda. Tai jo, tai reikėjo 4 elementus išsivinėti ir netyčiom sutap, kada nei ir visi skaityk vilkinė. Tai šitas gavos, kad zuikėlis atsirado, baltą išsivinėjau. Tų visų pipsiokų po vieną, kur ir aš neskaičiavau, kaip atskirų elementų, nors irgi reikia išsivinėti, bet naujai lengviau paskiau skaičiauti. Ne vis tiek visuriam. Tai zuikėlis atsirado paukštėlis, čia žuvėdra, nesupras. Atsirado muselė, ką man jau mačiau, bet mačiau, erik mačiau, burožėlį mačiau, skrusdėlių mačiau ir šiandien girdėjau muselę. Pas jūs jau atsibod muselis. Tai va, tai muselė ir da tokį vištelį. Šitas ant paskiau da tokį augal, tai paskiau da do paukščiuką. Bet aš žinau, kad atskirom spalvom man susivinėjai, ne vien spalvų. Tai man aš skaitau kaip atskirus elementus. Nikon, kad ten turės draugų. Tai va, tai tokį lentelės sėkmės istoriją gavos. Lentelė keliauni šon. Nu, ir iš skirtokio galit suprasti, kad šnekės, kad mums sekės Velykom važiuoti į Žemaitiją. Tai važiavau vakar vieną dieną į Plungės rajoną, pastėjausi seserį aplankyti. Nu, iš ten patį, sugebėjau pasiimti tik vieną procesą, bent tiek procesą užtekti apskont paritės važiuonant, nes traukinys jėzo, kuomet išvažiuonant, po 8 iš Vilniaus. Tai irgi va, ten pat skirtokai, nubirbinau, aš grina vis jau ten žalį dalį, tik čia va šiandien pačiuo pabaigiau pasivinėti ir pradėjau toliau baltas pildyti. Tai netruks aš turėsiu skirtok savo pirmoj išsivinėtą. Irgi dar nesugalvojau, ką pavidarinti, ar klijausiu dirbtinį veltinį ant antros pusės, ar, pavyzdžiui, išsivinėsiu, kad region davė, jin susiūsa bodo ir turės 2 paskirtok. Koik noriu region to gyvūn, žinai. Kom pasidžiaugiau? Pasidžiaugiau, kad teisingai viską apskaičiavau, kada namų užtenk tuo 14 plastikinis kanvas lapą, tuo siauro į kraštą, iki pat gal paėmė atsikerb gražią dailę lygę ir tik tas veina patėnė į lit nusikerb. Nes gauns, kad porinis ir langėlių skaičius, o su jaustom, man šiuo atveju rek ne porinis skaičiaus langėlių. Tai tik veinas nuo pačios nusikerb, o viskas, kad sleikti. Tai viršutinis kraštėlis liekti lygus ir apatėnė irgi gražią dailę lygę nukerpti. Tai va, tai tokia geroji naujien, kad nesuklydau nieką. Ir nežinau, sujautat kvapą, kas čia buvo. Tai jeigu matėt šortoką, šortą dėjau, tai kad mes važiavom irgi su sesis mažoj paveizėti gyvūnėlių, nes ten žlibinus, ten veids bendruomenį, ane jau antras Velyks iš eilės darė tokį kapmogį veitinį visokių motriškėlių, ibernėlių, konderb, į tokį loteriją be pralaimėjimų, visko, tai kam, be kokių dalykų. Gali atskirą nusipirkti, gali atsėti loteriją laimėti, bet svarbiausia, kad ten gyvūnėlių visokių namie neatsivež.
Tai praeitas metas buvo gan daug. Ten buvo, jėzau, ko ten buvo, į triošiokų, į buvo, į balondžių gražių, į visokių ten vaištų veislių. Man atrodo, jožiuką buvo, da, kažkas, vienu žodžiu, gan daug, tai tikrai tų gyvūnėlių buvo, kad ten sypaudami lakstė aplink, o neindės patek. Šias metas tai biški mažiau, nors oras grina, kaip užsakyts, kaip kokį balondį mėnesį. Balondį pabaigo, va, ten apie 20 laipsnių, bet Erik paklausė tos organizatorius, tai sak, ten kokį biščiuką, sak, kontaktas išsirėti, sak, negalim nuvežti, da kažkas irgi žina, kas geims, kas negeims, irgi da negali kokių iriokų irgi da vežti, viniokų. Nu, tai va, tai buvo triošo, ir buvo visokių vežtų gražių. Tai irgi mes ten tokį filmuką padariau, galėsit paveizėti. Nu, šion bei to nusipirkau. Va, lašinį, pamatot. Buvo, žinokit, grina tokių trupinių, tikra rokyt, o ne dūma kvapą skonį lašinių. Palaukit, jau, aš jums atlopsiu, kaužėtom, kas mėgs lašinis, aišku. Kas nemėgs, galite nežiūrėti dabar. Vat, į sumėselį su visko, grina, rokyti, šalt, rūkim, lašinėlę. Tai jau, atneš, palada pončiakus. Va, da pončiaks nusipirkau, nes buvau nebronkis, toks pusvėlis, toks minkštas, toks jau da, pilkas, kakatinu plaukų nesimatyt, haha. Pončiakėlis arba da, kaip žemaitė sak, o lietuvė neviens nesupranta, žėkis. Tai va, žėkis, tokias irgi va, staibės, va, tokie su tokį pin padaryti, ir bus mane į kolekciją, nes aš tokių neturėjau. Turėjau visokių spalvotų, man reikia ir tokių. Sugalvojau, ką man reikia. Nu į ko, su visom tom lauktuvėm, ir su visko, tai man atrodo laiks. Taip skont šventinę dovaną. Nedrebėk, štatį, nukreis. Tai papasakos aš jums už tom pat, kad bėžk dabar iš tų kelionių kažko nurodau. Jeigu norit daugiau žemaitišką kontentą, nepabijokim tų žodį, į toks vaikiaks iš Telšių. Paulius Samoška vardu. Tai va, tai jums visur ten badaluojas, filmaun visai fenėm, viskon šnek žemaitišką. Aišku, jums į grins rūpūžį, nes video vis pavadinimą į lietuvišką, net neįtaris, kad ten kažkokių žemaičių galbūt nepaspaudė, nepaklausa. Nu, bet vien žodžiu, jūs jau žinote, irgi daviau heką. Tai įdėsiu į aprašymą video anu kanalų nuorodų, dabar vadaluojas po Afriką, ten su golfiuku. Nu, visai įdomi, žinokit. Ypač sakau, jeigu kas nors norit pasiklausyti daugiau, kaip ten žemaitė šnek, ir galit pasiklausyti kau telšėški tarmės, kai yra nuplungėški. Nes anei kaip plungėškiam tai jie nešnek. Mes sakom longs, anei lungs. Mes sakom vundau, anei vundau. O daugiau visko nesuprast. Tik tas būna jedni. Tai va. Tai ko? Su visom šventėm. Tikus, kad privalgėt kiaušį, bent jau pasibuvot, suskestin artimasias su viskom. Gerų žiūrėjim. Ir iki pasimatym. Kiek antradien. Ate. Chimney. Kitas stotis Telšiai. Next station Telšiai. Ko džiugin mums pliungi. Opa.